papasakosiu apie kitus etapus. Nuo akmens amžiaus, aišku, didelis šuolis link Žiemgalių genties gyvenimo. Ir šito Žiemgalių gyvenimas, kaip ir daugelių tautų ir tame tarpe ir šiandienos žmonių, troškimas būti laimingiems. Tai pasirinkau Žiemgalių vieną iš deivių, Laimą, kuri tais laikais toje gentyje atlikdavo irgi atitinkamus ritualus ir savo vandeniu vadinamu laistydavo būtent pageidaujamus žmonės ir ypač gimusius kūdikius, kurie, kaip sakant, dabar šiais laikais krikštyje ir taip pat laimina katalikai, bet iki tol taip pat visi tie šventi ritualai, jų buvo ir daug daugiau, taip pat laimindavo ir gimusi kūdikį. Čia ir šeima jauna, kuria, sakykime, kaip ūkinės dalies atstovas vyras, laimina tos namus, kad nebūtų gaisrų. Ir būtent tuo laikotarpiu buvo labai tų dievybių daug, o čia dievybių šiek tiek pavaizduota dangaus fone. Ir šitas indas yra padarytas vien tam, kad taip pat, jeigu jau labai norima, galima sudrėkinti ar mažo vaiko praeinančio kaktą, ar patys šeimos nariai gali apsilieto vandeniu. Tai yra taip pat ritualinė vieta, kurioje galima atlikti tokias laisvas, nepriklausomas, nesuvaržytas apeigas savo šeimai. Tai nebūtina ten kažkokie ypatingai didingi pastatai, galima prie šitos bareljefo priėjus atliktas apeigas. Tai dulkėmis šiek tiek, kaip sakant, kaip pakrapysiu, jūsų galvų nebarstysiu, bet šios akmenis, nes iš tų akmenų yra, tos dulkės ir yra pagamintas, gavosi ir tai gal ir šitą dar prieisiu prie šitos. Tai eisim prie kitų plokščių. Toliau eina etapas, kai Žiemgaliai savo, kaip sakant, laisvę gynė ypatingai narsiai. Išgyveno 5 amžiaus skaitoma, kai jų gentis iki 13-14 egzistavo šitoje žemėje ir gynė aršiai. Čia yra pavaizduota Žiemgalių kova. Turima galvoj Kamanų pelkės. Ir Kamanų pelkėse yra Simonas Daukantas užsiminęs, kad vyrai išraudavo pušeles, medžius ir, kaip sakant, prieš arklį tokį šakotą darinį parodžius ir arkliai baidydavosi ir Kamanų pelkėse. Tikėtina, kad ten vyko irgi gan aršūs mūšiai. Gal dar istorikai, archeologai atskleis ir daugiau paslapčių, nes pats pavadinimas Kamanos, mes kirčiuojam biškelį kitaip, iš tikrųjų tai yra kamanos, žirgų, ant galvos tie, tos vadžios vadinamos, ar kaip čia, tie žirgų odiniai vadai dedami ant galvų. Ir kodėl, manyčiau, tai yra viena iš versijų, galėjo kilti, sakykime, nuo kamanų tas pavadinimas, nes ten turėjo daugelį žūti kryžiuočių. Ne veltui nuo vienos kamanos tikrai nebūtų tas pavadinimas kilęs. Daugelis galvoja, kad nuo kiminų ar nuo samanų, bet manyčiau, versija yra įdomesnė. Tai va šičia tos kovos yra pavaizduotos ir tų kovų čia, pasipriešinimo kovų daugiau bus, mes paskui prieisim prie centrinio akmens su herbu už laisvę, ten merginos atliks taip pat gražų ritualą, o aš šiuo metu tuos pačius akmens dulkės prastau.
einant prie kito etapo istorinio, kuris yra tikrai mums labai reikšmingas ir brangus. Čia mes turim vaizdinį, kur Tijūnas Bilevičius Jonas akmeniškių, senųjų akmeniškių pagalba ir prašymų, taip pat paties Bilevičio iniciatyva steigė, prašė Žygimanto Senojo, kad galėtų įkurti prie Akmenupio upelio, dar kitaip vadinamo Akmenos upelio miestą, Akmenės miestą ir turgaus teisės, kad suteiktų, kad vyktų prekyba. Ir šitą sceną šiek tiek ir yra pavaizduota. Bilevičius joja ant arklio, yra būtent jo dvaras prie Akmenupio upelio. Ir Žygimantas Senasis deda parašą ant šito miesto steigimo. Tai iš tikrųjų Akmenupis taip pat yra viena iš Akmenės identiteto svarbiausių dalių, nuo jos to pavadinimo ir kilęs ko gero miestas. Tai visi šitie kūrinėliai, kuriuos matote, visos tos istorinės plokštės yra kaltos būtent prie paties Akmenupio ir netoli to dvaro. Tai ta autentika tokia, kaip sakant, visa istorija pradžioje išplaukė iš ten ir priedo įgavo vaizdinių šiandienoj. Tai, kad sukietėtų Akmenės, nes nebūtų labai silpna, taip pat pakrapysiu ir kaip akmeniškių ir save pakrapysiu. O čia priėjus prie kitos plokštės, iš tikrųjų čia galima pagalvoti, kad vien tik tai karinės scenos vaizduojamos, bet tai yra laimingi periodai, akmens amžiaus be kovų periodas, yra Žiemgalių dvasinis gyvenimas, taip pat laimės toks aspektas pavaizduotas, yra miesto įkūrimo, o visos kitos dabar jau eina šiek tiek su karinė tematika, su agresija išorinė. Čia yra Šiaurės karo tema, kur vaizduojama būtent 1705 metais buvo padegta Akmenė. Akmenė, šičia pavaizduoti nameliai, aišku, ne fotografija čia, bet šiek tiek gal galima įžiūrėti Akmenė deganti, čia liepsnos kyla. O šičia yra būtent švedo, toks pavaizduotas karys švedų, kuris grūmėsi su moterim, kaip ir dažnai mes vyrai susvarbinam save ir galvojam, kad tik tai vyrai kovoja. Tai dabar Ukrainos pavyzdys yra labai aiškiai įrodantis, kad čia lytis nesvarbu. Tai pabandžiau moterį įterpti, kad moteris būtų šiek tiek pagerbtas. O toliau čia iš tikrųjų yra vaizdinys būtent su tokiu gal neįprastu žuvies siluetu, nes švedai ir buvo vadinami žuvėdais. Tas toks neigiamas pavadinimas, kad taip pat sąryšys su jų maitinimus susietas. Ir to žuvėdo tokia drakoniška išorė, nes iš tikrųjų švedų karas ne ką buvo lengvesnis ir tas periodas atnešė daug nelaimių, marų, ligų ir Akmenė buvo tiesiog liktai 6 gyventojai bebuvo likę tuo laiku. Tokie duomenys liktai pasakojimą. Tai eisiu prie kitos, iš tikrųjų, Turgelio šventė yra linksmesnė ir manau, kad čia tos dramos, istorinės karai galbūt ne tiek domi žmonės, kiek linksma ir laisva gyvensena. O čia prieisim prie būtent to, aišku, ne paskutinio etapo, dar tie tolimesnieji etapai tikėtina ir be manęs kažkas pratęs tos istorinius kūrinius. Tai čia priėjom prie Dviejų tautų Respublikos periodo, kai Lietuva ir Lenkija
tiesiog priverstinai, ne iš didžiulės meilės viena kitai, bet tiesiog norėdama apsiginti nuo Rusijos agresijos, sudarė tą sąjungą tarpusavio, dviejų tautų respubliką, kad galėtų nuo jos atsiginti nuo Rusijos agresijos. Ir šitie Rusijos agresijos elementai čia yra pavaizduoti dvigalvio erelio pavidalu. Čia šiek tiek herbą primenanti, bet tik tai herbas yra labai simetriškas, o čia yra šiokia tokia deformacija, nes kažkaip labai gražinti dvigalvį erelį, kuris agresiją skleidžia, nesinorėjo. O ten, anoj pusėje yra mūsų žemaičių simbolis, lokys, kuris turi šermukšnio lazdą, nuo senų laikų vadinama, kad šermukšnio lazda yra viena iš kiečiausių medžiagų ir tiesiog turi tokią mitologinę prasme. Ir prie namų sodindavo ir manau, kad akmeniškiai tokį pokalbį turėjom, kad reikėtų prieš įvažiavimą į miestą pasodinti šermukšnio ir būtų šiokia tokia apsauga, nežiūrint, kad dabar šiuolaikinė technika ir dronai visokie skraido, bet ta mitologija yra vertinga ir iš tikrųjų kartais mes net nesuvokiam jos vertės. Tai o čia lokys ir laiko tą lazdą, bandantis parodyti, kad vis dėlto mes branginam tą sąjungą, kurią iš tikrųjų šitie parazitai išardė po daugelio metų per 3 padalyjimus ir paskui vėl būna carinės Rusijos imperijos okupuoti. Ir iš tikrųjų čia yra gal ir 2 lokiai parodyti. Tai tas mažas lokys irgi gal kam nors kelia klausimą, kodėl jis čia toks, kas čia yra. Tai iš tikrųjų yra simbolis, kuris savotiškai primena šią dieną. Juk turbūt pamenat visi, kad Ukrainai Gyvačių sala tokia buvo. Ir Gyvačių salos būtent kariai, ką jie atsakė rusams, kurie prašė pasiduoti. Ir pamenat turbūt, ruskiai karabliai, toliau turbūt nebūtina minėti, tai čia tas pats yra žemaičių lokys, bezdantis lokys. Ta pačia prasme, kad visos sistemos, kurios tokios okupacinės, peršamos mūsų tautai, mūsų, tarkim, ir akmeniai, ir visai Lietuvai, bet kokia ideologija yra svetima mums. Mes patys turim kurti savo identitetą, savo gyvenseną, savo mąstyseną, ir tie visi primetinėjimai vienokios ar kitokios sistemos, tai rodo tokį kaip ir tą patį pasiuntimą būtent tų agresorių tą pačią kryptimį, kaip ir Gyvačių salos gyventojai, kaip pasakė. Tai iš tikrųjų baigiu tą savo pristatymą ir tikriausiai jūs nieko prieš, jeigu aš duosiu tam dvigalviui drakonui. Nu ir ten dar nueisiu, tas irgi ne ką geresnis. Dėkui. Paplojam šitokiam pasakojimui. Palaukim. Paskutinis mūsų akmeninis paveikslas pasakoja abiejų tautų respublikos laikotarpį. Akmeninis reikšmingas tuo, kad buvo suteiktos miesto teisės. Aš pamiršau. Akmeniškiai turime didžiuotis, kad mes turim tokią gilią praeitį, ją žinoti ir kurti gražią savo ateitį. Ir kurti taip entuziastingai, kaip tai daro istorijos, mūsų krašto istorijos žinovas, istorijos puoselėtojas. Didelių pastangų dėka, sunkaus darbo dėka, iš žemės gelmių iškasantis mūsų krašto istorijos palikimą. Pakvieskim mūsų šitos
po atvirų dangum ekspozicijos sumanytoją Arūną Ostrauskį. Didžiuliai plojimai jam. Labą dieną. Antanas visas tas istorinius momentus per meną perteikė. O aš stengiausi perteikti per pinigus, ginklus ir papuošalus. Ir jūs šitose ekspozicijai matysit tas 3 temas. Galiu dar trumpai pasakyti, kad kaip pavyzdį, kad 17 metais suginčiusią suradom segę, kuri buvo po to restauruota, po to padaryta kopija ir dabar yra labai gražiai padaryti, jūs ją galite matyti šituose angeliuose. Ačiū. Didžiuliai plojimai Arūnui. Nu, ką mums akmeniškiams, tik tai reikia išeiti pasivaikščioti. Ir mūsų visa istorija yra jums patiekta kiekvieną vakarą, kai leidžiasi saulė, jie vėl kitokie tie akmenys, iš ryto jie vėl kitokie, kai lyja lietus, jie vėl kitokie. Na, o šita stiklinė ekspozicija, tikimės, jinai kaitaliosis, atsiras naujų radinių ir džiugins mus. Na, o kaip, tiesa, dar noriu labai, kai jūs paplotumėt žmogui, tam pilkajam kardinolui, kuris atlieka tą nematomą administracinį darbą. Be jo šitie gražūs dalykai pas mus neatsirastų. Mūsų bendruomenės pirmininkui didžiuliai plojimai. Ir iš tikrųjų dar reikia paminėti kalviui, irgi pagarba didžiulė kalviui, kuris iš papilės kilimo padarė šitos visus metalo dirbinius, tai taip pat tikrai įspūdingi dalykai. Jonai Birontai. Na, šitas aikštės istorija liudija, kad čia žmonės susirenka pirkti, parduoti, mainyti ir bendrauti. Na, o mums, mūsų dabartiniai kartai, belieka tik kurti gražią mūsų miesto istoriją. Na, o dabar keliaudami į linksmąjį turgadienį ir švęsdami pagal mūsų visas senas tradicijas, mes kartu su Antanu, vedini Antano, keliausime ir Mildos vandeniu, palaistysime Laimos deivės vandeniu palaistyti šitą strėlę, tą herbą mūsų centrinį, kuris yra iš tikrųjų Laimos vanduo. Dar šiek tiek paaiškinsiu, kad Laimos vanduo iš tikrųjų norėtųsi, kad virstų mūsų upės, 4 upės pagrindinės šito Laimos vandeniu, nes iš tikrųjų dar kita prasme Laimos vanduo tai yra prakaito lašai, Laimos prakaito lašai, o Laimos prakaito lašai, kaip gražiai yra surėdyta mitologija, kad mes patys esame tie prakaito lašai, jeigu mes įdedam didžiulį darbą, tai ir esame laimingi, ne kas kita, mes patys tą laimę sukuriam. Dabar gražiai, Antanai, jūs eikit ir galit pasakoti, eidamas. Galit pasakoti, o mes visi iš paskos eisim, matysim Iš tikrųjų, jo, dabar einame prie kerpo ir bus gražią ceremoniją. Atliekama peigėlė. Kviečiame visus į mūsų gražiąją aikštę, prie Laisvės akmens. Čia ne vanduo. Jo. Šitą vandenį, o šitą Labas. Ateik čia. Nu,
Arčiau prieikit merginos, visos garsiau. Nebūtinai kažkur. Čia. Nu, nesvarbu. Nu. Ir. O dabar visi švenčiam!